Paplūdimio tinklinis – nuostabi sporto šaka, kurią gali žaisti kiekvienas. Pristatome jums 12 šio žaidimo pamokėlių, kurios padės suprasti žaidimą ir juo mėgautis. Visų pirma, teisinga laikysena. Rankos turi būti sudėtos tvirtai, kad perdavimo ar kamuolio priėmimo metu jos neišsiskirtų. Svarbiausia – tinkama rankų plokštuma kamuolio perdavimui. Nereikėtų rankų pernelyg išversti, nes plotas kamuolio atmušti bus per mažas. Taip pat negerai ir pernelyg suspaustos rankos. Kamuolys atmušinėjamas ta rankų vieta, kur yra tarp riešo ir alkūnės. Kojos turi būti pečių plotyje, pusiau sulektos per kelius. Tinklininko rankos turi būti pilnai ištiestos ir įtemptos. Pečių juosta taip pat įtempta. Jokių būdų negalima rankų lenkti per alkūnes. Įsidėmėkite, kad kamuolys perduodamas kojų pagalba, lyg darant pritūpimą. Jei norite, kad kamuolys atšoktų aukščiau, reikės staigiau atsitiesti. Jei norite, kad kamuolys atšoktų žemiau, atsitieskite lėčiau. Pakalbėkime apie dažniausiai pasitaikančias klaidas. Nepamirškite, jei norite, kad kamuolys skrietų tiesiai į viršų, jūsų rankos turi būti lygios kaip stalas. Kamuolį perduodant iš apačios į viršų, nenuleiskite rankų per daug. Neužėmus tinkamos pozicijos, dažnai bandoma padėtį taisyti muojant rankomis arba lenkiant nugarą. Bandykite to išvengti. Dar kartą prisiminkime taisyklingą kamuolio perdavimą iš apačios į viršų.